Tomas Bobsas, jisai vienas iš pirmųjų tą, savo tą tokia senovinė anglų kalba parašė apie tai, kaip turi valstybė veikti. Kad kiekvienas valstybėje esantis žmogeliukas, lyg tai jisai nepriklausomas, lyg tai jisai dirba kažką tai dėl savęs, turi profesiją, mokosi ir taip toliau. Bet jie visi veikia kaip skrusdėlynas, kaip termitinas. Atrodo, vienas yra kažkur tai ten, kitas ten, trečias ten, o jie visi kartu. Ir jie visi sudaro tokį lauką, tokį kolektyvinį protą. O tas burbulas, tai yra tas bandymas mūsų atvesti į tokį lygio sąmonę. Bet yra viena pastaba, kad tai neįvyks arba tai nepavyks, nes, aišku, tai yra vedama, nes norint visuomenę paversti tokią burbulinę, spiečiaus burbulinę, tai turi labai stipriai kristi bendras intelektas. Čia ne aš pasakiau, čia yra mokslininkai pasakė, kad spiečiaus arba tą kolektyvinę sąmonę, jeigu mes norim orientuoti mūsų visuomenę į tokį stiliaus ateitį, kai viskas bus sprendžiama tuose burbuluose arba per tos burbulus, tai šitas naudingas, aišku, dirbtiniam intelektui, mes visi pavirstam į tą dirbtinį intelektą. Čia yra pavaizduota, kad tai yra kitas dalykas, yra egregorai, informaciniai laukai, tai yra kitas pavadinimas to paties burbulo, bet tai reikalauja žemo intelekto. Tik tai žemo intelekto individai gali burtis į tokius kolektyvus, burbulus ir laikyti save kažkuo aukščiau, pavyzdžiui, už teisę, už moralę, už istoriją, už kultūrą ir panašiai. Ir ten dar į tą burbulą yra palašinama kas nors, kokią naują informaciją įmeta operatorius. Tas burbulas jau burbuliuoja kitaip ir jau vėlgi jo agresija yra nukreipta į kažką. Nors ta agresija ir taip pas juos yra gan didelė pas burbulus, ar ne, pas tą kolektyvinį protą. Jis turi save apsaugoti, turi save kažkaip tai numaitinti energiją tų, kurie jų bijo, arba tų, kurie jų nebijo. Bet kartu tai yra žemo intelektų dariniai. Vilniuje gyvenau ir gana tokiam kriminogeniniam rajone, Dzeržinskio gatvė, prie Kalvarijų, prie Turgaus. Buvo dvi sąjunginės gamyklos, šiaurės miestelis ir ten rusakalbiai, rusiškai turbūt lietuviškų neišgirsi žodžio būdavo, visiškai. Ir būdavo mes paaugliai ir būriuodavomės pagal tautybės. Mes daugiau kaip ir su lenkais tokiais, rusais su rusais. Ir tai buvo viskas, kaip ir, normalu. Ir tada aš jau, būdamas paauglys, pastebėjau tokią tendenciją. Man jinai atrodė keista, po to kažkaip tai pamačiau, kad ir žmonės kitose sferose, kai jungiasi į kažkokius kolektyvus, jie panašiai elgėsi. Tai įsivaizduokit, sėdė ant laiptinės arba kur nors vaikų žaidimo aikštelėje, tamsu, su gitara, gliaudo tas sėmečkas, keikėsi, spjaudo be galo ir užkabinėja visus. Užkabinėja visus, kurie eina pro šalį. Tai visokiais baisiais žodžiais, žinai. Tai elgėsi rusakalbiai. Rusakalbiai tai elgėsi. Aš nesakau, kad lietuviai kitokie, nes ir lietuvių tarpe tokių dalykų yra. Bet, kai pasižiūrėjau, iš kur jie tie vaikinai rusiškai kalbantys susibūrė tą laiptinės gitaristų kompaniją, kuri visus užpuldinėja arba iš visų tyčiasi. Tai jie iš tokių šeimų, kurios dirbo tose gamyklose, šiaurės miestelėje, tai pakankamai žemo intelekto arba žemo IQ sociumas, subsociumas, ar ne? Ir jisai elgiasi pakankamai kaip vienas organizmas. Jeigu gauja eina visa gauja. Pavienį mes taip darydavom lietuviai, reiškia. Mes irgi būriuodavomės, bet mes po 2, po 3. Nebuvo minties, kad eiti gaujom. Ir mes, kai tik tai po vieną iš tų, kurie ten užpulinėja, pasikviečiam, pamušky pagavaryti reikia, tai visi deda į krūmus. Jie bailiai, po vieną bailiai. Bet tie, kai yra gaujoj, jie gali nueiti ir primušti, užmušti ir padaryti nusikaltimų, apvogti.
Panevėžyje ką kitaip buvo, bet tai ten sociumas buvo lietuviškas, ar ne? To, nu, kas prisimena tos laikus. Esmė kokia, kad toks kolektyvinis protas, imkim žmonės kaip individų visumą, kaip pavyzdį, jisai būdingas žemo intelekto bendruomenė. O tos žemo intelekto bendruomenės, jos tada susibūrė tuos burbulus ir jie ten jautėsi saugus. Jie deleguoja savo energiją egregorui, jį sukūrė, egregoras duoda atgal energiją, tada egregoras gyvena savo gyvenimą ir jau žmonės, kurie tam burbule, yra to egregoro pavaldiniai. O tas egregoras jų šeimininkas. Viskas. Ir tada koks nors gudrutis veikia ne to žmonės, bet veikia patį egregorą, patį kolektyvinį protą. Koreguoja, kad jisai būtų taip arba taip. Nu, va taip ir žmonijos, jeigu imsime mažą grupę, imkime visą populiaciją, tai būtent per tai mus ir keičia, per tai mus ir ugdo ir bando nukreipti kažkur. Tai va, ir kolektyvinis protas arba spiečiaus sąmonė labai reikalingas kaip įrankis, kaip instrumentas, įrankis dirbtiniam intelektui. Visas gyvenimas platformose būdingas tuo, internetinėse platformose, skaitmeninėse, kažkokius tai ten Facebookas, Twitteris ir taip toliau, kad tokie burbulai susidaro. Ir kadangi žmonės meta iš savo draugų tos, kurie nepatinka, o priima tik tos, kurie patinka, tai dar labiau tas cementuojasi. Tai reikalinga dirbtiniam intelektui ir kontroliai per didžiosius duomenis mūsų visų, kad mes būtume aiškus, nuspėjami ir valdomi. Tai va, todėl čia yra ateities visuomenė, kuri ir yra ta kyborgų visuomenė. Tai jeigu tikslas yra kyborgai, ir kyborgai apibrėžti, kad neturi nieko, kas juos išskiria iš kitų, kad jie jau nebe žmonės, nes jau posthumanizmas, transhumanistas, humanizmas jau įvykęs, tai tie kyborgai, jie kažko panašus į robotus. Tada vadinasi, žmogus tampa robotu, bet gyvų robotų. O kodėl daromas robotų? Tai kad per dirbtinį intelektą, per IT komunikacijas, IT technologijas galima būtų sujungti žmogaus to spėtinio žmogaus sąmonę su kolektyviniu dirbtiniu intelektu. Ir per tai valdyti žmonės. Bet tai yra visiškai kosmosas ir manau, kad man tai juokas kyla, kad matai, kad didelės pastangos dedamas, tarkim, skaitmenizacija, kiek iš Europos skiriam pinigų. Labai daug. Žalia ekonomika, skaitmenizacija, dar kažkas tai, švietimas. Kada baigsis pinigai? Kada baigsis pinigai? Kada baigsis pinigai? Nu, vat, gerai, reikia, dabar... Tai kokie tada? Aš atsimenu, pinigų nebus. Mano tėvas dirbo Vilniaus namų statybos kombinato vyrinžinieriu. Ir būdavo žinoma, kad pinigų yra ir būdavo žinoma, kaip tos pinigus paimti. Nuvažiuoji į Maskvą, prikimši lagaminą lašinių, dar kažko, tai nuveži, pastatai, finansavimas yra. Ir dabar aš galvoju, kad tie idealistai, jie galvoja, kad čia padarys tai, bet tie idealistai, kurie čia, ta nomenklatūra, kuri dar iš tarybinių laikų atėjo į dabar, pasikeitus kartom liko lygiai tokia pati, jie analogiškai galvoja, kaip galvodavo mūsų tėvai, kurie buvo atsakingi už resursų pritraukimą iš Maskvos. Dabar jie daro tai iš Briuselio. Ir aš beveik tikras esu, kad jie patys, gal kažkur tai pasvajoja, aš toksai, būsiu tada, kai viskas jau įvyks, kai mes tą burbulą sukursim, tą naują gyvenimą pasakysim, aš jau galėsiu sėsti krėstą, aš būsiu kažkas toks prezidentas, jūsų vadas, toksai egoizmas. Ne? Antras momentas, kiti galvo, pinigų bus daugiau per tai ateis. Pasitaisiu savo namą, ten vaikams namus pasitaisiu, dar kažką tai. Bet įdomu paradoksas, kad tie, kurie tą sugalvojo, tai aišku, jie žino, kad jie vagia. Kad jie nenuoširdus, jie tik tai dirba tam, kad ištrauktus pinigus.
Bet ateis laikas, kad juos visus nuims, jeigu jie nepateisins lūkesčių. Bet puikiai jie patys žino, kad ir skaito tas pačias knygas ir skaitė, kad tai kelias į niekur. Ir mes turim pasirinkimą, arba mes išlaikom stuburą, kad ir su tom pačiam technologijom, arba mes, na, kaip čia pasakyti, pasiduodam tam tendencijai. Nu, va, dar pailiustravimas bičių spėčių sąmonė. Tai va, pasak amerikiečių etnomologo Kevino Paskino bičių spėčiaus išskrenda iš savo avilio ir jisai ieško naujų namų. Ir jisai veikia kaip vienas smegenis, o atskiros bitės kaip jo neuronai. Tai vat ir norima va tokį visuomenę sukurti, kad būtent taip jinai atrodytų kaip tas pavyzdys. Nu, ir pagrindinis tikslas va tokio vat socialinio eksperimento, jeigu galima vadinti, sanavimo naujo proceso, mes kalbėjom apie tuos senus laikus, dabar apie naujus kalbam, tai pagrindinis įrankis socialiniai tinklai, burbulų bendruomenių formavimas, burbulų kontrolė per dirbtinio intelekto algoritmus. Ar čia viskas aišku? Ar kitaip vyksta dabar? Viskas pagal šitą scenarijų. Taip, eugenika. Nu, truputėlį apie tai, bet vėlgi dar vienas pavyzdys. Eugenika atsirado XIX amžiaus pabaigoje kaip filosofinė požiūrį sistema, kad žmogų galima perdaryti ir pagerinti, kad žmogus vystosi ne dėl to, kad jisai paėmė kaip bežionė lazdą ir tapo dėl to žmogus, bet todėl, kad jam reikia naujų iššūkių. Jam reikia duoti, spręsti vis naujus ir naujus iššūkius. Ir vieni sprendžia tos iššūkius, kiti padeda tos iššūkius formuluoti arba kurti. Ir eugenika tai yra viskas pseudomokslas, jisai labai buvo Sovietinėje sąjungoje kritikuojamas, kad tai yra lžnauka. Dabar viskas tai vėl gimė, viskas vėl atsirado, bet kitais pavadinimais. Kiti sinonimai, kiti pavadinimai to paties. Išmani visuomenė, moderni visuomenė, ar ne? Informacinė visuomenė, algoritminė visuomenė, 15 minučių miestas, išmanusis miestas. Ką dabar nori naujas Vilniaus meras padaryti? 15 minučių miestas, sukišti visus į mažą teritoriją ir visus valdyti. Tai va, ir dar dar gerai, kad ta skaidrė išlindo ir čia yra ezoteriniai reikalai. Ir pirmą knygą parašė išėję iš spec tarnybų, iš CŽV, iš kitų Amerikos grupė analitikų. Ir pasivadino tą grupę Valdemar Valerian arba Val Valerian. Tai yra knygos, kurios kalba irgi apie tą patį, ką aš kalbėjau dabar tai pusantros valandos, tik daugiau iš ezoterinės pusės, kaip veikia šitą matricą, kaip jinai yra padaryta, kada jinai padaryta ir kas bus toliau. Ir paskutiniai 5 knygoje, beje, pagal tą knygą yra ir pastatytas tas filmas 4 dalių, kuris taip ir vadinasi Matrix. Tai paskutiniai knygoje irgi yra perspėjimas, kad pasaulio žmonės, tai bus, jau turėtas įvykti, bet pagal tai turėjo būti apie 20 kelintus metus, suskils į 2 mega tokia didelės bendruomenės. Viena bus didelė, tai yra ta, kuri valdoma kaip bičio avilys arba termitinas per tos burbulus, kurie remsis dirbtiniu intelektu arba bus valdoma per dirbtinį intelektą. Ir bus kita, kuri bus tokie grinuoliai, kurie nieko nenorės ir bus tokie. Tai viena iš tų knygų, aš nepamenu, kurioje yra parašyta, kad gali būti taip, jog tiesiog bus dirbtinai įvyktas žmonių perkelimas.
iš teritorijų, kuriuose bus tie burbulai, kurios tos teritorijos bus paverstos tokių elektroninių kalėjimų, į ten, kur to nebus. Ir pasaulis bus vėl padarytas dvi tokias mega sistemas. Kai kas sako, oi čia Rusija čia to nedarys, Rusija kaip tik gera, Kinija gera. Kokia Rusija, kokia Kinija? Pažiūrėkit, kaip Kinija darosi. Ten socialinis reitingas, ten vos nenužudė ten per tą COVID politiką. Ten baisu. O kas Rusijai? Imkime Sberbanką, arba Grefas toks yra Sberbanko vadas. Tai jis kalba lygiai taip pat, kaip kalba Švabas. Vienas prie vieno jo tekstas yra. Čia yra konkuruojančio firmo, kaip Coca-Cola su Pepsi. Karas tarpusavy dėl rinkų, viskas. Čia daugiau nieko nėra. Bet kalbant apie šitą knygas, kaip čia pavadinti, čia galima rasti daug pasakojimų tos ateivius, kaip jie iš kur atsirado, kaip yra grobiami ir buvo grobiami žmonės, kaip valdoma visuomenė per tos burbulus, per tos agregorus ir taip toliau, bet finalas piešimas liūdnas. Bet, kaip liūdnas. Vėlgi grįžtam prie tos metaforos didžioji pjūtis, ar ne? Kas viena pusė, kas į kitą pusę. Kalbu aš apie tai, kad ideali visuomenė per technologijas, jeigu jinai bus kuriama, tai ir yra ta eugenika arba naujoji eugenika. Tai vėlgi apibendrintai pažiūrėkime visą tą pasakojimą, kurį šiandien pateikiau. Tai pradžioj buvo ta biblinė istorija, ne? Demo eksperimentas, penkiaknygė. Po to antika, Plutarchas, antikinės senovės Spartos eugenika, kai, pavyzdžiui, irgi buvo bandoma tą visuomenę gerinti ir numetinėti nesveikus, nuolos, sergančius, taip toliau. Ir Plutarchas tą aprašė kaip Spartos eugenika, dabar mes tą galim taip vadinti. Viduramžio eugenika, inkvizicija, raganų medžioklė, vėl kitaminčių persisukimas, taip toliau. Tomas Maltusas ir šiuolaikinė eugenika, kadangi mūsų bus per daug, tada pusę reikėjo išnuodyti per maistą, per skėrius, per chemtrailus, taip toliau, per karus ir per covidus visokius. Genderizmas ir šeimos planavimas. Tai va dabar šiuolaikinė eugenika, kuri jau užmaskuota ir nevadinama va taip, jinai dabar vadinama genderizmu ir šeimos planavimo politika. Aišku, ir skaitmeninė eugenika, socialiniai tinklai ir panašiai. Taip, ir dievai, Elohimai ir toliau mato žmogų kaip vynuogyną, vyksta nuolatinis sanavimas ir selekcija. Permainų žmogaus genetikoje tikslas sukurti tą burbulinę bičių spėčio visuomenę su žemu intelektu, griežtai atskirti socialiniai sluoksniai, jeigu turi aukštesnį intelektą kyli, jeigu žemesnį ne. Jokio maišymosi, genų maišymosi, turi būti viskas atskirta. Tie, kurie supranta viršui, nesupranta apačioj. Tie, kurie nesupranta, paklausė pas tos, kurie viršui, tiems, kurie viršui sumoka pinigus, tai gauna pinigus, bet pasako tik pusę tiesos. Tai va, spėčio sankcijos vietoj moralės ir teisės, apie tai kalbėjau, tai kas yra spėčio sankcija, tai burbulo sankcija, ne? Tai yra kultūra, yra tradicijos, yra moralė, yra teisė, yra tas pamatas, ant kurios stovi valstybė ir bet kuri kita visuomenė. Yra burbulai, kurie yra virš. Ir jie sprendžia, kas yra blogai, kas yra gerai. Ne teisėjai, ne prokurorai, ne kokie nors konstitucinės teisės žmonės, bet burbulai. Tai vat mes tą išgyvenom paskutinius kelis metus. Taip, dabar jau einam link finišo ir būtent tai ir yra Julianas Huxley, tai yra to Olduso Huxley, kuris parašė Puikus naujas pasaulis brolis. Tai jisai yra parašęs tą transhumanizmo manifestą arba tuos idėjinės gairės, kurias dar po to papildė ir ponia Harvey savo knygoje. Taip, ir dabar dar vienas autorius, Nikas Bostromas,
Na dabar mes praeisim per tą tokią greitai filosofinę bazę, ant ko stovi dabartinė politika. Jau kalbėjom apie Doną Harvey, 85 metai, prieš tai mes kalbėjom apie Julianą Huxley, kuris irgi buvo pionieris tos ideologijos, ir dabar kitas veikėjas tai yra superprotas ir jo tos knygos autorius Nikas Bostrumas. Jisai yra berods vieno iš Anglijos universitetų, nepamenu kokio veikėjas. Ir jeigu norite plačiau apie tai, ką jisai yra parašęs, buvo sukurtas toks filmas ir tas filmas buvo sukurtas COVID laikotarpiu. Berods 20 metais, jisai irgi taip vadinasi Super Intelligent. Bet filmas, jisai net pasakoja žodį žodin, kas pasakyta toje knygoje, o iliustruojamas buitiniais pavyzdžiais. Ten pagrindinė herojė yra moteris, kuri kalbasi per kompiuterį su dirbtiniu intelektu. Tiksliau, dirbtinis intelektas ją kreipiasi, norėdamas sužinoti, ką žmogus galvoja apie jį. Ir to dialogo metu jisai nusprendžia, ar tą žmogų, tą žmoniją sunaikinti, ar ne. Esmė ta, kad dirbtinis intelektas, jisai, to autorius ir panašių, jeigu mintimis sekti, tai pranok žmogų ir jisai taps dominuojančiu to burbulu. Kartu su ta aptarnaujančia komanda tų žmonių, kurie jau yra tose socialiniuose burbuluose, kurie irgi dominuoja tarp žmonių. Jie visi bus kaip vienas aš. Ir jie spręs, kas gerai, kas blogai, ir nuspręs, ar žmoniją sunaikinti, ar nesunaikinti. Bet, šitą žmogų dar turbūt reikėtų pagirti dėl to, kad jisai, irgi mato niūriai tą visą tolimesnę žmonijos raidą, jeigu eisim to keliu. Ir aš neprisiminsiu to filmo, bet aš lyg tai dėjau tą skaidrę, matyti, jinai prapuolė man, nes kai kurias aš neišsaugojau. Tai turbūt, kas žinot, sovietinę kinematografiją, prisimenat, buvo toksai 2 dalių filmas Paaugliai visatai. Kai buvo tokie jaunimas, buvo sudintas į laivą, įskridytas į kosmosą, ir ten nusileido tą kitą planetą, iš kurios gavo signalą, kad čia yra blogai. Ir toj planetai viską valdo robotai. Ir ten toksai personažas buvo Agapitas, ar ne? Dar toksai, negi, juokas likęs iš tų laikų, kai pamatai plikai nukirptą žmogų, tai pasakai, o Agapitai, tai jau plaukai auga. Tai čia iš to filmo, bet ten labai tokia primityvi buvo kinematografija, statant tą filmą, panaudota. Tiesiog ten toks pasakojimas, tokia istorija, kad buvo planeta, žmonės sukūrė robotus, robotai pranoko žmonės, tada robotai užvaldė visą planetą, o žmonės pavertė vergais, o po to tie žmonės turėjo pabėgti į kosmosą, į orbitą, kuri yra aplink tą planetą. Jeigu turit laiko, pažiūrėkite tą filmą. Labai įdomi. Tai netgi tam filme yra parodytas išmanusis telefonas. Tai buvo 69 metai, kaip jisai veikia. Tai va, tai filosofija čia paprasta. Taip, tai yra ateitis, taip reikės mums pasirinkti, jau dabar reikia pasirinkti. Ir taip, tai yra kelias į niekur, jeigu pasirinksi technologijų susiliejimo su žmogaus kryptį. Jeigu tu pasirinksi stuburą, tą taip vadinamą antropocentrizmą ir toliau plėtoti, su visom tai išplaukiančiam aplinkybėm, yra tradicijos, moralė, etika, teisė, kalba, kultūra, taip toliau, tai, mes turėsim tas technologijas, bet mes išauksim kažkur tai kitur, į kitą civilizaciją. Galbūt ir yra, tai yra, mistikai ir visokie pranašai kalbėjo, kad tai yra, nuo gnostikų pradėjom, tai yra pjūtis, kuri
skirsto žmonės į vienus į kitus.